Aš irgi galvoju, kaip jie tas 7 dienas tą maistą gali išlaikyti. Jo. Tai, bet pažiūrėkit. Užvakumuota. Užtrauktas toks jo. Statė kaloriesiems dėžes. Mūsų nauji rėmėjai. Jie šiaip padeda subalansuoti mitybą. Aišku, už pinigus užsisakai planą. Taip. Yra daug planų. Yra fitness, yra protein. Planai, pavyzdžiui, ir galima pasirinkti, kiek kalorijų, tarkim, nori per dieną suvartoti. Ir, kas įdomu, jie turi appsą, per kurį tu susirašai savo svorį, ūgį, amžių ir paskaičiuoja maždaug, kiek tau reikėtų baltymų, kalorijų ir maždaug planą ir pasiūlo, kokį reiktų šiaip vartoti pagal kalorijas. Ir ten jau išsirinksi iš tų, kur fitness ar ten protein, pavyzdžiui, tą planą, ar tu nori, kad, pavyzdžiui, daugiau su kiauliena būtų, ar su vištiena ir panašiai. Jeigu tau nepatinka kiauliena, gali ją išimti ir tiesiog vartoti su žuvim, vištiena ir dar kitais produktais. Tai va, tai šiandien mes pristatysim dar kažkiek ir Parodysim. to maisto, jo, parodysim. Parodysim, kas tose dėžėse. Ir slypi. dar didelis jų pliusas, jie pristato maistą visom 7 dienom. Tai tarkim, pirmadienį tau atveža ir tu turi visas 7 dienas užvakumuotą maistą, kuris išlieka iš esmės šviežias. Tau tik pasišildyti ir laikytis mitybos. Žodžiu, tai jie, aš irgi galvoju, kaip jie tas 7 dienas tą maistą gali išlaikyti. Jo. Tai, bet pažiūrėkit. Užvakumuota. Užtrauktas toks jo. Va, tai žodžiu, tiesiog noriu parodyti, nes man, pavyzdžiui, atrodė, kaip tą maistą galima išlaikyti. Tai jisai ne tai, kad... Ir pusryčiai, pietus, vakarienė, užkandžiai ir panašiai. Nes tas vakuumas jo yra tikras vakuumas, nes žinai, kaip būna gauni iš kavinių maistą ir tau būna ta, pažiškiniečių, būna plevelė uždėta. Visada būna... Jo, bet jinai yra uždėta plevelė, Taip. ten ne vakuumas, o čia va tikras vakuumas, dėl to jis ir nesugenda tas 7 dienų. Va, pavyzdžiui, ir varškiečiai. Oi, tie tai geruliai, gerai atrodo įdomus. Manau, kad visai skanu bus. Tai va, testuosim, bandysim, žiūrėsim. Aišku, čia niekas nesako, kad čia labai pigus malonumas, nėra tikrai pigus tie maitinimai namams, mes tikrai neslėpsim, bet jūs turite įvertinti savo gyvenimo būdą. Jeigu jūs matot, kad jūs galit savo leisti, tai jūs savo ir leiskit, nes jūs tada turėsit daugiau laiko kitais dalykais. Daugiau laiko? Miegui, sportui, Taip. Antrai pusiai. Dar kažkam tai ir taip toliau. Tai taip reikia žiūrėti, nes aš esu pastebėjęs ant savęs ir ant kitų, kad mes viską dažnai žiūrim per tą prizmę, kad o brangu, juk čia, galiu pats pasidaryti. Taip, pasidaryk, gal tai pusę dienos. Bet tu pasidaryk. Jo, tai va tas ir yra, kad jeigu galimybės leidžia, tai pinigai tam ir skirti, kad gyvenimas būtų patogesnis. Lengvesnis ir mažiau stresiukų. Taip, bet dažnu atveju žmonės, kai sako, pasidarysiu pats, bet antiek po to gal ta fantazija sumažėja ir būna, kad tingisi skaniai gaminti, pasidaro, bet kaip ir anksčiau ir vėliau tai pabosta. Jo, monotonija. O kalorijas iš esmės yra skanu. Ragavau, valgiau, man patiko. Tai visi, mes turim sąrašiuką. Taip. Tai visas sąrašiukas yra praktiškai, pažiūrėk. Labai skirtingi patiekalai vien. Jo, ir, pavyzdžiui, diena. Pavyzdžiui, pažiūrim, 3 dieną žiūriu. Varškiečiai su braškių džemu, tada vištienos blauzdelės, teriyaki, tortilija su liesa kiauliena, omletas su brokoliais. Ir omletas su brokoliais. Yra 4 valgiai, mes pasirinkom nedidelį meniu. Dar turėkit omeny, kad jeigu jūsų poreikis kalorijų yra ten 3000 per dieną, tai nereiškia, kad jūs turit būtinai visas 3000 kalorijų užsisakyti iš Calorie.Sins. Galima 1600. Galima nes išsirinkti reikia tą vietą dienos, aš sakyčiau, kaip mano strategija, išsirinkti tą dienos vietą, kurioje jums neišeina būti disciplinuotam. Tai reiškia, jeigu jūs žinot, kad nuo 8 iki 5 yra jūsų ten darbai, lėkimas ir jūs nepreisit, nei prieš, nei per prie maisto, jeigu jo nebus, tai arba užsisakinėsit nesąmonę, arba iš vis nevalgysit dažniausiai, kai būna. Ryte kavytė, 12 valandą kavytė į kosiukas ir 5 valandą. Kasiukas. Kasiukas jau čia. Tai žodžiu, tai turėkite omeny, kad jūs galite
nusipirkti tik tai daliai meniu, kurią jums reikia. Taip, o vakarė pasigamins. Jo, dasidur, tai tos pačius pusryčius galit gamintis namie, ten, nu žodžiu, viską patys suprantat. Tai būkit protingi ir supraskit, kad mytyba gera irgi kainuoja. Tai netgi jeigu ir jūs pats gaminsite sveiką maistą, tai jisai kainuos. Tikrai kainuos, bet žinai, su sveiku maistu kaip yra. No. Aš esu vieną dalyką tokį išvedęs, tokią tezę, kad sveikas maistas yra, kaip čia pasakyti, pigesnis už junk foodą. Tais atvejais, kai tu jį gamini. Bet kai tu jau nori pagamintos kažkokios tai nesąmonės nusipirkti, tai bus brangiau negu, tarkim, nusipirkti ir pasigaminti pačiam sveiką maistą. Nu, pavyzdys, nusipirkau 2 kiaušinius, užsitepiau ant duonos sviestuko, druskytės pasibėriau, ten kokį traputį. Nu, kiek man čia kainuotų tas visas, nu, eurą max. Nu, tu užsisakyk iš ten čiliako namo, iš Volto pusryčius, ten kokį nors, žinai, ten tos pačius kiaušinius, nu gerai, jie bus iškepti, ten fainiau nereiks pačiam, bet bus brangiau. Tai va tiesiog, ką noriu pasakyti, kad jeigu dar ir kažkokį šūdą kebabą užsisakytum, tas kebabas dar brangiau būtų. Tai va, tai aš noriu visus tiesiog agituoti, kad jūs planuotumėtės valgyti sveikai, sveikiau ir nepagailėtumėt už tai mokėti pinigų. Nes mytyba yra vėlgi kaip kūras, pilsi šūdiną kūrą, greit sugesi. Taip, o tai